daugiau sutiksit ar nesutiksit? Ne. Na tai čia yra iškardžiai. Čia jau žemė. Turim tai? Ateitį, jo. Nu, Kodėl? aš esu nostalgiškas, fainai ten prisimint tos gražius dalykus, ten valgyti bandelės, kurias valgyti 15, bet man įdomiau pamatyti, kas bus prieki. Aš toks Rimtai. Aš ceka vazosiu vis tiek man smalsu. Bet dabar tu pagalvok, žiūrėk, jeigu tu į ateitį nueisi trumpam, tu sužinosi, kas bus ir nebeįdomu bus ateityje. Yra momentų, bet žinai, nesako, kokiu laikotarpiu grįžti atgal, tai tu gali grįžti, kad ir prie istorijai, kada dinozaurai buvo, galėtum... Man patinka, tu bandai perlaužti mano nuomonę, geriau apie savo pasakyk. Tu mėgsi praeitim gyventą, ne? Na, tai kodėl tau praeitim patinka? Ai, nu, būdavo tokių įvykių, kur norėčiau sugrįžti, žinai, neslėpsiu, žinai pats. Jo, tai į praeitį norėčiau sugrįžti kartais, bet aš kalbu apie tuos prehistorijos laikus. Būtų žiauriai įdomu pamatyti dinozaurus gyvai. Įsivaizduok, tiesiog guli, vat, kokiam New Yorko penthouse ir matai, kaip tiesiog chill eina dinozauras. Aš geriau pamatysiu, kaip robotai su dinozaurus susikaus. Tai mes būsim skirtingose flanguose. Bet tai tu supranti, kad tu grįši atgal. Nu, ir aš papasakosiu tau ir užduosiu. Aš būsiu. Nu, bet tai neįdomu bus po to, kai tu vėl gyvensi, tu žinosi, ko lauk. Man nesvarbu, man bus tas pats, kai filmą žiūrint kokią nors, kai tu išspoilini. Ne pirmas kartas. Tu toks būsi, nu gerai. Patiko man, kad mes priešingai mąstum. Lik naujiena. Easy. Easy. Visiškai norėčiau sakyti taip, bet aš sakysiu taip. Šaunuolė, Bet aš iš principo noriu čia dėti. Jo, bet aš džiaugiuosi tavo sąžiningumo, nes supranti, kad... Nu gerai, aš padėsiu čia. Žinai, aš tave papildysiu. Aš žinau, kad aš ilgiau, bet kadangi mes kartu būtume kaip tandemas, tai tipo, tu gali šitą padėti čia. Nu gerai. Jo, nes tada tu tiesiog mane... Bet šiaip, aš tiesiog žinau, kad man šiaip širdis... Aš pamatyčiau, kas vyksta, man širdis sustotų iš karto. Žinai, aš jau net laikyčiau tiesiog. Nu, man irgi reikia matyti išsiduoti. Aš šiaip esu tas smalsus, man labai norėtųsi nerti ten tą zombio apokalipsį sužinoti, bet aš būčiau pirmas, kuris mirtų. Bet iš to tokio perdėto... Aš matau, pas mus kompetityvumas prasidėtų. Jeigu mes kartu būtumėm, tada būtų taip, kad žinai... Aš tave stumčiau. Ne, aš manau tiesiog... O jeigu, pavyzdžiui, aš tapsiu... Tapčiau zombiu. Tai tada aš tave užkrėčiau. Aš kaip Walking Dead, aš tau uždėčiau ant snukį ir tiesiog vaikščiau, žinai, prisirakinčiau grandinę. Nu, nes tai būtų mano memuaras. Aš tas taip nekenčiu. Aš tave irgi myliu. Oi, apsipyriau. Taip tau reikia. Kodėl mes sutinkam su mūsų? Ką aš čia darau? Pas mus turi būti priešprieša. Tai prisipažėk, mokytis nenori? Nori mokytis, bet matai iš savo patirties. Jaučiu, kad būtų visai padėję. Senolis jau patirtis. Nu, toks aš labai buvau sėslus, užsidaręs ir biškiu, man atrodo, užsienis būtų atrakinės. Tai dėl to aš tau... Būtų. Matai, o aš turiu galimybės visas tam. Ne tai, kad čia girtis ar ką, bet... Tai dėl to aš tave ir siūlau ir kišu, kad eitum į užsienį varytum. Šiaip tai mano idėja buvo, mano iniciatyva. Nu, kas tave išmokė, kaip ten skaičiuoti, kaip ten išrašinėti sąskaitas faktūras. Ne, bet viskas gerai. Toliau. Va. O tai kas, jeigu ne gyvenimas? Nu, gyvenimas, tai gyvenimas, bet aš sakau, kad mokykla nėra gyvenimo mokykla. Nu, ne, taigi sakė, gyvenimas yra geriausia mokykla. Ne mokykla yra geriausias gyvenimas. Ne taip klausimas supratai. Nu gerai, tada labai filosofiškai priėmiau, pažiūrėjau, gerai. Aš sutinku. Nu, bet žiūrint... Tai mama, tai vėl pakeičiu tavo nuomonę, aš viską sutinku. Ne, žiūrint kokiais atvejais. Nes tugi, žinai, yra dalykų, kurios pats gali nuspręsti ir nesakyti gyvenimas, o kaip tu kartais mėgsti, bet gyvenimas. Taip, reikia kartais kažkokius sprendimus paimti ir, padaryti. Bet tu viską išmoksti iš gyvenimo patirties, tai gaunas mokykla ir yra gyvenimas mūsų. Jo, ir tai visada patirtis moko visų dalykų,
Tai būtent, pats nepadaręs, nežinosi, kaip sako, ant savo kailio nepatyręs. Aha. Ir ten kaip toliau sako, tai va aš už tą teiginį. Nepabaigsiu, bet, žinai, bet yra žmonių, kurie tau gali patartų, gali iš kitų mokytis. Ir nebūtinai ir iš kitų žmonių patirčių, bet tu gali pats irgi priimti sprendimą. Savo likimo kalbės, aš taip manau. Nerūpi, kaip tu manai, man. Bet mes tiek sutikom. Jo. Daugiau sutinkam, įsivaizduoju. Keista. Kažkoks yra. Visgi. O kalbau, net neduosi. Geras ančikas. Atidirbsim. Dar daug laiko turiu. Na, Aurėja. Va kaip. Žiūrėk, paukštis. Norėtum tu vis tiek, ne? Bet tu žinai, kad tie mokesčiai vis tiek galų gale lieka metų pabaigoje. Žinau, kad tu nori telefoną ten nusipirkti ar ten, nežinau, kas tau. Bet tu žinai, kad Shawn Mendeso naujas koncertas. Nesvarbu. Tai kaip pinigus užsidirbt? Dėl to tu turi turėti atskirą taupyklę realiai ir dėti tos mokesčius ir nesigundyti, nes šiandien ne tavo pinigai. Jeigu tu man padėsi, tada taip, bet tu man niekad nepadedi, tu sakai, sorry, aš užsiemęs, aš su draugais einu dabar. Aš tau padedu, bet tu tiesiog visada nereikimo metu man parašai. Prasideda. O tai kodėl? O kodėl tu galvoji, kad daugiau? Nes mano nuomonė, Nu. tiesiog aš išgirdau žodį daugiau galiu užsidirbti. Tai mane tik tas domina. Bet dabar, kai pasakinu, jo, gali būti... Mažiau yra daugiau. Jo. Nu gerai, pakeitai mano nuomonę. Labai gerai. Man patinka. Nu. Žiūrėk, grįžti, grįžti, aš iškart, mokytojai, kurie visi žiūri, pas ką mokiaus ar mokinuos. Grįžti namo, tu esi labai pavargęs. Ir žiūrėk, jeigu tu padarysi namų darbus, tu dar labiau pavargsi ir tada ryte mokyklai mokindamasis negalėsi tiek daug informacijos gauti, nes tu esi pavargęs. Taip. Tai va, tai kartais tiesiog, nebūna laiko ir tu, kaip tu mokysies mokykloje, žinai, kokybiškai. Kad tu nori viską užmesti ant mokyklos sistemos, ne? Ne. Nes aš gal ir pritariu šitam, bet šitas yra tam tikriems momentams. Tai aš tą patį sakau. Kaip yra kažkoks ilgas ar rašto projekto darbas, kurį... Ne, čia tai sąžininkai reikia dirbti. Aš šiaip labai myliu rašinius ir šitą aš prašau po 4 puslapius. Žinai, tu gali pasinaudoti, pavyzdžiui, tu paprašai idėjus, tu duodi idėją, tu paskui pats vysti ir viską. 10 klasės egzamino kalbėjimą pati parašiau. Su labai daug skyrybos ir teksto klaidų. Šitą nereikėjo išduoti. Bet žiūrėk, mes vėl sutikom. Bent aš AI nerašiau universiteto pareiškimų. Oi, nesvarbu, aš pasinaudoju priemonę. Reikia mokėti. Išnaudoti. Taip, va. Na taip, va. Tu gali manęs nekopijuoti. Bet šitam, Nu gerai. Aš manau, kad taip, visi turi žinot, bet dabar tam esame mes. Mokesčiai kuria. Ja, bet mano laikais to nebuvo mokykloje. Papasakok, ar tavo laikais jau buvo? Mano laikais nebuvo irgi žinau. Pas mane būdavo šiaip tik tais apie ekonomiką truputį pašnekėdavom, kur geriau dirbti, kur geriau nedirbti. Ir ten kažkokie jo verslo skaičiavimai, ten 15 000 kažką. VMI kažkada vieną kartą mačiau žodį vadovėlį, bet tas vadovėlis, ten, žinai, 15 puslapių, tai iš 15 puslapių vieną kartą parašyti VMI, tai aš nežinau. Pamatai partnerius VMI, ne? Knygos, leidėjai. Jo. Ne, reikia. Reikia labai, nes mane užnes ir tau visada kas kitus skambini. Tam dabar yra šitas projektas, labai gerai. Jo, kad tu išmoktum pagaliau PSD ir VSD atskirti. Nu dabar išmoksiu. Bet ne dėl tavęs. Ne, kas yra PSD? Na, privalomas sveikatos. Sveikatos draudimas. Nevyriausybė. Ne valdžia. Vilnių. Valstybės, ne Vilnius. Valstybės. Sociumas, tu mėgsti Insta, Socialinių. Taip, socialinis. Draudimas. O, šaunuolė. We did it, I did it. Mes. Jūs jos. Taip. Aš manau, reikia mylėti gyvenimą ir mylėti viską, ką darai ir mėgautis tuom, nes nežinai, kada paskutinė tavo diena bus. Ai, palauk, ne taip aš supratau. Apie kaupimą, aš kaupčiau pinigus juodai dienai.
Geriau įsivertinti rizikas. Žinau, kad geriau tą pačią dieną, bet žinai, tą pačią dieną išsileisiu, o rytoj ateis nauja daina ir tu neturėsi babkių. Va, tame ir esmė, aš žinau, kad tą reikia daryti, bet to nedarau. Yeah. Kur visada savo prižadu, kad jau taupysiu, bet tada vėl gaunu savo atlygį ir tada pamatau, va, Shawn Mendesas daro naują koncertą, nu tai reikia tų bilietų. Jo, ir mikstiniai kas kartą ir visos Nu, sukelės. boltaus ir sakyt, kartais reikia. Mane gali man parašyti, tau receptą parašysiu. Aš gautu man užsakysi. Ne. Ne. O gal jeigu prašai paprašyti. Tai tau reikėtų, žinok, pagalvoti apie biškį kaupimą. Nu jo, bet... Turėti rezervą, žinok, yra visai sveika. Nu, reikės kada nors. Čia sutinkė, neuždėjai liniją, kad tipo, tai ką? Amen. Tai ką? Labai gerai. Žinai? Aš va taip, tokį... Aš tai sakau, kad aš visada visiems sakiau ir pati šitą galvoju, kad reikia daryti tą, ką myli. Bet reikia, jeigu ir tai neneša pinigų, tada mano nuomonė reikia susirasti kažkokį kitą darbą, kuris kažkiek benduotų pinigų ir tada šalia to daryti tą, ką myli. Tu čia kaip saidą didė, ne? Jo, side gigą kokį turėti. Na, va šitą vietą jau pagaliau bent jau respektinu tave, kad jau žinai. mastai, jo. Aš truputį nesutinku. Dėl ko? Nu, dėl to fakto, kad tu turi kažkokį darbą imti, kuris pelningas, bet yra logikos, jeigu tau su IT, pavyzdžiui, gerai einas. Nu, arba jeigu tu jauti, kad turi kažkokį skaičiavimą, turi skaičius ir gal ne visiškai pajutimo IT neturi, bet varai, nu, nes tai yra tiesiog perspektyvų. Jo, man irgi. Bet, žinant tave irgi ir mane geriau, kai meniškos sielos, tiesiog kuri kažką ir iš to ateis pelną. Aš manau taip. Svarbiausia daryti tą, ką myli, o pinigai su savo laiko ateis. Nors aš čia irgi blogas dalykas, kai jau vienas gyveni ir reikia mokėti nuomą pačiam, bet... Dėl to labai gerai, kaip freelance turi daug tokių saidų. Tai vad būtent. Arba giga kokį turėt, nu, vad kitokį. Tai jo. Jo. Nu, gerai, su šitų mes galim nesiginčyti per daug. Mokesčiai kuria, ateitį geresnę. Mokesčiai kuria. Na, tu visiškai jau. Jau visiškai. Ne? Jau viską pagauni, kas ką kuria. Fake it until you make it. Nežinau, aš tai žinau, kaip vyresnis brolis sakyčiau, kad ne visai, dar yra kur kilt. Nu, turime ir man pačiam, nes aišku, kad kuria. Faktą tu jau tą supranti, bet dar pajutimiškai ne, pavyzdžiui, kai kelia tvarko arba kažką ten, nežinau. Nu, tai žinau, kad ten mokesčiai kuria. Jau tikrai tu važiuoji va taip keliu ir tipo dabar asfaltuoja. Aš pamatau, kad asfaltuoja ant takalnį gatvėje kelią, aš tokia, o, ten mokesčiai kuria. Ten mokesčiai kuria. Na, į ligoninę, mokesčiai kuria. Ne, visas tas. Matau, policija važiuoja naktį, mokesčiai kuria. Tu čia prieš kameras maivais, ne, kad tokie labai... Aš jau viską žinau, žinau. Nu, aš dar žinau. Yra kur tau pasitem dabar. Man yra kur pasitem, bet ne viską. Kartais, kai sunervuoji, kai emocija paima, nesupranti, kas ką ten ką, tai pasiskaitau tiesiog. Tada tau parašau. Nereikia šluoti. Nėra už ką. Oho, kokia užtikrinta. Aš bijau. Nevėluosiu, prisipažinsiu, aš bijau pasiekmių po to. Tu žinai, aš bailė. Gerai mokyta. Brolio. Jo. Man irgi, nu žinai, paslysti visada, man atrodo, yra žmogiška padaryti klaidų. Nu, bet čia vėlgi kažkoks. Tai ir po to sąžinė. Aš sąžinė žmogus. Nu, graužė sąžinė po to. Ne tai, kad aš esu tą padarius, bet šiaip žinau, kad grauž sąžinė, jeigu tai padaryčiau. Tai tiesiog. Man irgi kažkoks yra, tu... Atrodo... O to, pavyzdžiui, tu sakai, sugraužimo nesąžinės, tai pavyzdžiui, kai mano čipsus pasiskolinį pasiėmė, tai čia sąžinės negriaužė. Čia tik eurą ir šiaip mes, nu, kodėl aš atvažiavęs aplankyti, aš negaliu pavalgyti. Aš tau tą patį pasakysiu, kai tavo mėgstinį pasiskolinį. Tu man taip skolinga 2 eurų, bet, nu... Nesutinku. Ne, nu, jinai iš gero, jinai tiesiog, žiūrėk, jeigu tu nepriimsi, jinai dar blogiau jausi. Sakys, nu, kodėl... Jo, nu čia šiaip jau kažkaip, man atrodo, ne kažkoks darbas, kad tu ten apiforinį ir apžaidži ten mokesčius, o čia tiesiog... Bet šiaip čia... 20 eurų duoda su saldainiais. Jo, tu kaip tik gražiau pasielgtum. Ir čia nekyšis, nu mačiutė kaip ir kyšių nekiša. Ne, man atrodo, žinok, mes čia sveikai mąstam. Aš, mano, pirmą kartą bus sveikai mąstam. Nu, pagaliau tu.
prisijungi.